Šįkart keliaujame į Alytų, dažnai vadinamą Dzūkijos sostinę. Sovietmečiu į pramoninių Lietuvos miestų lyderius išsiveržęs Alytus dar ir šiandien daugam kelia asociaciją su šaldytuvų gamyba, mėsos kombinatu bei išvystyta siuvimo pramonė. Panašu, kad pramoninio miesto vardo miestas atsisakyti neketina ir dabar. Jis buvo pripažintas regioninio ekonomikos augimo centru ir jam stiprinti skirta net 120 milijonų litų ES paramos lėšų. Visų pirma, sutvarkyta centrinė miesto dalis, įrengti dviračių takai, sutvarkyti šaligatviai, gatvės bei centrinė Rotušės aikštė su joje esančiu teatro pastatu. Nemažai investicijos skirta atnaujinti ir gyvenamajam Dainavos kvartalui, kuriame jau spėjo užaugti net kelios kartos, o viešosios erdvės parašyte prašėsi pokyčių. Įgyvendinti infrastruktūriniai projektai, kurie pagražino gyvenamąją aplinką, tačiau didžiausios viltys mūsų ir, manau, pasiteisinę projektai tai būtent susiję su verslu. Naujojoje ir pramonės gatvėse esančiose pramoninėse zonose jau kuris laikas telkėsi smulkios bei stambios verslo įmonės. Duobėti ir dulkėti keliai, balos, inžinerinių tinklų avarijos bei sutrešę komunikacijų tinklai. Su tokiamis problemomis iki šiol susidurdavo čia dirbantys verslininkai. Šioje teritorijoje buvo sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra, taip visi pravažiavimo keliai, inžineriniai tinklai, lietaus kanalizacija. Miesto valdžia džiaugiasi, kad šie pokyčiai jau atnešė rezultatų, pavyko pritraukti naujų investuotojų. Be to, Alytus tapo patrauklesnis gyventi jaunoms šeimoms ir netgi vystyti turizmą.